Sveiki, su jumis laida Lietuvos mokyklos ir aš jos vedėja Eglė Kernagytė Dambrauskė. Šiandien kviečiu kartu su manimi keliauti į pajūrį, į Klaipėdoje esančią Universa Via tarptautinę mokyklą, kurioje net iki 15% vaikų yra atvykę iš Jungtinių Amerikos valstijų, Anglijos, Italijos, Ispanijos, Vokietijos ir kitų pasaulio šalių. Ši mokykla vienintelė Lietuvoje turi akredituoto tarptautinio bakalaureato pradinio ugdymo programą, skirta vaikams nuo 3 iki 11 metų ir vykdoma lietuvių ir anglų kalbomis. Tad keliaukime kartu ir susipažinkime su Universa Via tarptautinė mokykla Klaipėdoje. Idėja įkurti tarptautinę mokyklą gimė ne iš karto. Profesorė Dalia Kiliuvienė, šios mokyklos įkūrėja ir siela, kelią į šią mokyklą pradėjo Pedagogikos mokslinių tyrimų institute. Jai teko nueiti ilgą ir labai įdomų kelią. Kiekviena mokykla turi savo istoriją. Kokiagi yra šios mokyklos istorija? Mano karjera prasidėjo Pedagogikos mokslinių tyrimų institute labai senai. Dirbau sektoriuje viename, kuris sudarinėjo programas mokykloms. Ir 1989 metais dar, pedagogai pamena, buvo Meilės Lukšienės tautinės mokyklos koncepcija. Lietuva jau turėjo svarbiausią dalyką, koks turi būti švietimas, tą švietimo vaizdą. Kuriant nepriklausomos Lietuvos švietimo sistemą, profesoriai Daliai Kiliuvieniai teko prisidėti prie švietimo bendrųjų programų rengimo. Galiausiai likimas lėmė darbus tęsti Klaipėdos universitete. Ir Klaipėdos universitete mes jau turėjom ikimokyklinio ugdymo fakultetą. Aš buvau viena iš tos komandos dėstytojų ir mums užsakė tą ikimokyklinio ugdymo eksperimentinę programą, kaip alternatyvą padaryti. Mes rašėm programas, rinkom literatūrą, metodus ir žinoma, tuo pačiu griovėm sienas. Nes tai buvo programa, kuri buvo paremta demokratijos ir humanistiniais principais. Mes jau užregistravome oficialiai mokyklą ir pradėjome mokyklą nuo 1 mokytojo ir 10 mokinių. Profesorė Dalia Kiliuvienė labai žavėjusi integruotų mokymo ir savo žinias suguldė knygoje Integruotas ugdymas. Taigi, Klaipėdoje atsiradus galimybė įkurti tarptautinę mokyklą, garsi pedagogė net nesuabejojusi priėmė sprendimą. Tas procesas nebuvo toks lengvas, bet jis buvo be galo įdomus. Ir žinoma, ta iniciatyva man asmeniškai labai patiko ir mes savo privačią mokyklą pradėjome lenkti link tarptautinės mokyklos. Nueitas ilgas kelias, įdėta labai daug jėgų. Unikalios mokyklos vaisiai šiandien džiaugiasi 200 mokinių ir jų šeimos, o mokykloje suteikiamos žinios atitinka pasaulio tarptautinių mokyklų standartus. Šiandien tai moderni, atvira naujovėms mokykla, įvairių tautybių vaikams teikianti kokybišką ugdymą bei sudaranti sąlygas kiekvienam patirti sėkmę. Tokiai mokyklai tu turi subręsti, pribręsti. Tu turi turėti pedagogų, mokytojų, kurie palaikytų tavo idėją. Teko rinktis tokius pedagogus, kurie pirmas dalykas mokėtų keletą kalbų, antras dalykas, kad norėtų įgyvendinti kažkokią idėją, savo idėją. Mums vis tiek reikia išsaugoti tą lietuvišką identitetą.